Ir dabar jie visi dirba ties vienu paprastu dalyku. Kas sukurs pirmąjį super AI, tai ir tas maždaug valdys pasaulį. Kas yra didžiausias kenkėjas pasaulyje? Ne banginis ir ne liūtas ir ne kitas gyvūnėlis. Didžiausias pasaulio kenkėjas yra žmogus. Ir jeigu reikia kažką keisti žmoguje. Kol kas dar dirbtinis intelektas už žmogų nedirba. Jis yra puikus įrankis, jo reikia naudotis, bet labai reikia atsakingai jo naudotis. Nebeliks universitetų, turi keistis visa mokykla. Iš pats principas, nebereikia man sėdėti 4 metus universitete, kad aš tapčiau kažkokiu specialistu, kai man ChatGPT yra pats geriausias specialistas visose srityse. Geriausia šansą ilgiausiai likti rinkoje su darbu yra tie, kurie tiesiogiai prisiliečia prie žmogaus. Taigi, laba diena, Vakarų Ekspreso tinklalaidės žiūrovai. Grįžtame vėl prie aktualių temų. Dirbtinis intelektas, įrankiai, kaip mes juos gyvenime naudojam, kiek naudojame ir kiek nuo jų esame priklausomi. Šiandienos mano svečias, pašnekovas Andrius Burba, tai yra dirbtinio intelekto mokymų lektorius, daug dirbantis su tais produktais. Tai labas Andriau ir... Labą dieną. Norėčiau ir nuo to pradėti, sakykime, kas tavo gyvenime, tavo darbė yra dirbtinis intelektas, ko mokai, kur pats naudoja, gal trumpai galėtum papasakoti apie tai. Tai su dirbtiniu intelektu aš jau gal pradėjau draugauti prieš kokius 6 metus, taip paėmus, dar prieš COVID-ą ir aišku, tuo metu jisai buvo labai primityvus. Bet pastarieji 2-3 metai, tai ypatingai daug jį naudoju savo darbe, praktikoje, kadangi tenka tos įrankius naudoti savo darbe ir šiuo metu ir pradėjau dėstyti įmonėms šitos įrankius, tai tiesiog esu pats išbandęs šimtus įrankių, atsirinkęs pačius geriausius, efektyviausius ir apie juos kalbų pasakoju žmonėms. Pats, reiškia, mokai, matai situaciją, sakykime, ant kiek tavo vertinimų dabar yra dirbtinis intelektas Lietuvoje, verslo aplinkoje tikriausiai, ant kiek jis yra išplitęs, ant kiek žmonės yra susipažinę su tuo ir pradeda dirbti, ir ar tikrai daug tenka mokyti, ar jau sutinki su tuo, kurie yra pakankamai pažengę? Paradoksalu, kad iš tikrųjų mes turime dar nemažą kiekį, aš jau nekalbu apie žmonės, bet ir verslo segmente žmonių, kurie net nebandė ChatGPT ar kokio Gemini panaudoti nemokamos versijos. Tai tas mane labai stebina, nes aš dabar dėstau įmonėms pagal ES finansuojimus, joms nekainuoja nieko tie mokymai. Tai važinėjau po visą Lietuvą, tai tikrai matau, kad žmonės yra dar pakankamai tokioje ankstyvoje stadijoje dirbtinio intelekto įrankių panaudojime. Ir tas mane tikrai stebina ir visi dabar mato, kad trendas yra didžiulis, ypatingai šiais metais tuos įrankius naudoti darbe, ypatingai agentus naudoti savo darbe, automatizuoti tam tikrus procesus. Tai dabar yra toks sujudimas ir galima sakyti toks kažkoks prabudimas iš kažkokio tai miego, nes jeigu žiūrėsime užsienio, sakysime, įmonės, tai aš jau nekalbu apie Jungtinės Amerikos valstijas, tai jie jau gerokai anksčiau yra pradėję naudoti ir efektyvinti savo veiklą ir tikrai rezultatai yra puikus. Iš tikrųjų, ką pats šneki, pakankamai mane stebina, nes mes visą laiką kažkaip kalbam apie tai, kad Lietuva pakankamai yra pažengusi skaitmeninio raštingumo srityje, sakykime, ten technologijos, visą kitą, ir dabar girdim, kad tikrai atsiliekam. Gal tu, nežinau, yra kažkokios to priežastys, sakykime, dėl ko mes taip tokiam sąstingiui ir tik dabar atsibundam, ar čia sunku paaiškinti? Man yra sunku paaiškinti. Aišku, čia negalima absoliutinti, yra labai įmonių, labai pasikaušiusių ir aš tikrai ateina įmonės, kurios ir darbuotojai praktiškai visi naudoja tam tikrus įrankius, pradedam žiūrėti agentus, jau kažką tai susižinoja, kiti, sakau, tiesiog yra visiškai nauja, yra tiesiog toks kaip atrandame tokius dalykus, kurie atrodo yra elementarūs, tai
Nežinau, aš suprantu, kad yra senosios Europos valstybės, tai tenais ir iš principo skaitmenizacijoje yra labai atsilikę ir tenais dar prie bankų stovi su popieriniais dokumentais. Tai mes esam čia, sakysim, bankininkystės, ten kažkokios tai paslaugos, mes čia esam pakankamai pažengę ir daug naudojam, bet kas liečia dirbtinį intelektą, gal jis atrodo toksai baugus jį įsileisti, patikėti ir ypatingai, pavyzdžiui, dabar agentai, tai juos reikia įsileisti ir prie savo tam tikrų produktų, kuriuos tu naudoji, prie instrumentų, įsileisti savo kompiuterį, galim sakyti, patikėti jautrius duomenis, tai visiems tai yra baisu, kad ką jisai padarys su jais ar ne, kad nepasinaudotų. Apie agentus gal šiek tiek vėliau įdomiai temą pašnekėsim, bet mane dar ta pati pradžia, reiškia, aš pats gal iš savo patirties, kai pats minėjai, sakykime, kad esi išbandęs ant 100 įrankių, tai mane irgi pakankamai gąsdino tai, kad reiškia kaip pradėti, reikėjo konsultacijų, su kuo mokytis, nes tam reikia skirti laiko, resursų, nes kiekvienas žmogus dirba savo darbą, reiškia dabar tau reikia mokytis, o ne kažkiek, tai dabar išmoksiu su vienu, gal jis man netiks, reiškia, reikės mokyti su kitu ir prasideda toksai svarstymas, nuo ko pradėti, gal turėti, sakykime, patarimų, kad nereikėtų visiems ten šimtus mokyti. Absoliučiai. Aš visą laiką sakau, žiūrėkit, tokie kaip ChatGPT, Gemini, Grokas, tie patys kiniečiai, Kimi, Quenas, yra tikrai puikūs instrumentai, jie duoda nemokamą tam tikrą kreditų, sakysime, tokenų panaudojimą vienam vartotojui, tu gali išsibandyti. Ir, pavyzdžiui, jie visi labai panašus yra. Jeigu tu vienai valdėjai, tai tau orientuotis prie kitų nėra sudėtinga. O jie yra tikrai skirtingi. Vieni labiau yra cenzuruoti, kiti laisviau, kiti galbūt audio, video, kiti labiau analitinius duomenis apdoroja greičiau. Tai vieni gal į programavimą, pavyzdžiui, cloudo ar ne, tenais instrumentai. Tai iš tikrųjų visi jie yra įdomus, visi yra naudingi, nereikia bijoti. Man labai aš visą laiką skatinu netgi pasinaudoti, pavyzdžiui, tas pats Gemini, Grokas ar ChatGPT dabar turi ir balsų valdomą savo tą produktą, tai tu gali su juo tiesiog telefone bendrauti, kalbėti, duoti užklausas, o pareini į darbą ten, ar namo ir gali matyti, ką tu susirašinėjai. Tai tas dar paprasčiau tau, nieko nei ten spausinti nereikia, tiesiog kalbėsi ir jisai, pavyzdžiui, ypatingai dabar ChatGPT pasidarė toks, visiškai tenais ir su kvėpavimu ir atrodo, kad tu kalbėsi su žmogumi. Tai iš tos pusės tikrai nėra nieko čia baisaus. Aš dabar nekalbu, sakau, apie tą gilesnį įėjimą, bet tiesiog išsibandyti kažkokią vieną kitą interakciją, pasidaryti užklausimą kažkokį, tai visos yra atviros. Tikrai pradėkit, pasiklauskite ir aš visą laiką sakau, jeigu jūs kažko tai nežinote, paklauskite šito LLM, ar vadinamo to didžiojo kalbos modulio, paklauskite jo ir jisai jums pasakys, kaip jums ką daryti, kaip mokintis, kas naudingiausia, kas geriausia, tai nereikia su juo bijoti bendrauti ir gausit puikiausius atsakymus. Nežinau, jeigu reikės sustaisyti automobilį, padės kaip sustaisyti viską. O kiek tai, mes kalbėjome, yra mokamos versijos, nemokamos, sakykime, kiek pats patartum, nežinau, į tai investuoti, sakykime, lėšų, nes ir kada tas etapas ateina, kada jau reikia susimastyti, kad, nebeužtenka nemokamai, reikia kažkiek daugiau. Aš galiu pasakyti, kiek aš naudoju, tai mano tarp 100-200 yra į mėnesį, kiek aš išleidžiu, tiem tikriam instrumentam paprastam vartotojui tiek tikrai nereikia, bet to ChatGPT ten kainuoja $20 riboje, ar ne, visi kiti panašiai, ten 20-25 gali kainuoti, tai to pilnai užtenka, aš jau nekalbu, jeigu sakau, eisim prie agentų, ten galbūt papildomai eina dalykai, bet pačiam žmogui turėti tokį mokamą €20, $20, sakysim, ten ribose, jie ten sviruoja, kažkas numeta kainą, kažkas biškį pakelia, tai kol kas tai yra labai prieinamas. Reikia suprasti tokį dalyką, kad tos kompanijos investavo ir pritraukė pirmiausia $100 milijardų. Kažkada tai jie turės būti grąžinti investuotojams. Todėl dabar tikrai nedaugelis tų instrumentų neša gerą pelną tom kompanijom, nes reikia prisitraukti auditoriją, todėl jie yra dabar nebrangus, todėl dabar yra geras laikas juos naudoti ir suprasti, kurie čia tau yra tinkantis. Viena iš teorijų yra, kaip teisingai paminėjai, kad tai yra verslas, sakykime, yra didelės labai investicijos ir yra tokie kalbos, kad ne visi tie įrankiai išliks, sakykime, kad dalis jų dėl tų pačių finansinių dalykų jie gali sunykti. Tai yra irgi
kad, na, įman galbūt populiariausia GPT, gal tai yra saugiausia, sakykime, juo dirbti, nes jisai gal tikrai vienas iš lyderių. Na, ar yra čia patarimų, kad galvoti apie tai, kad su kažkuo išmoksiu dirbti, ten susikurs agentas ir paskui dings palaikymas dar kažkaip? Ne, nėra nieko bijoti, pereiti su tam tikra informacija galima puikiausiai ir į kitą, eina persinešti tą informaciją ir į kitą LLM. Aš jos vadinsiu LLM-ais, kad būtų paprasčiau, tai yra tie didieji kalbos modeliai. Tai nėra nieko bijoti, pabandėjai išmokai su vienu, gali paskui pabandyti su kitu. Tai čia iš tos pusės jų yra, reikia ir kitas dalykas, reikia suprasti, jų yra šimtai, jeigu ne tūkstančiai įvairiausių sprendimų, nuo mažų iki didelių ir vieni atsiranda, kiti baigia savo egzistenciją, bet yra milžiniškas dabar lenktyniavimas tarp Amerikos ir Kinijos šitame segmente ir praktiškai kiekvieną mėnesį vis išeina kažkoks galingesnis, protingesnis modelis. Ir dabar jie visi dirba ties vienu paprastu dalyku. Kas sukurs pirmąjį super AI, tai ir tas maždaug valdys pasaulį. Tai dabar yra didžiuliai šitie lenktynės didžiulės ir kol kas tikrai vartotojas laimi, bet yra ir tam tikri pavojai. Super AI-us. Kas tai yra, kaip čia populiariai paaiškinti, ką čia planuojama sukurti? Tai super AI, jeigu dabar žiūrėsim dabartinius LLM-us ar ne, jie vis tiek dar nelabai supranta, kas yra ten melas, kas tiesa, jie ten nuspėja, koks geriausias tekstas turėtų tenais būti, nes turi milijonus šaltinių perskaitę. Jie dabar gali kurti ar ne, bet jie dar neprilygsta žmogaus sąmoniai, mąstymui ar ne. Jie gali priimti tam tikrus sprendimus, bet yra ribotos galimybės. Super AI-us būtent ir kalbama, kad tai bus toks LLM-as, kuris galės prilygti žmogaus mąstymui, supratimui pasaulio, pilnavertis, negalima sakyti, čia kaip įsireikšti, bet kuriuo atveju tai pakeis pasaulio. Ar tai nepakeis pačio žmogaus, darbuotojo? Pasaulio pakeis pilnai, nes jam ribų nebebus niekame, nei tam tikrose veiksmuose, nei tam tikrose procesuose, jisai galės būti visur vienu metu, galės įeiti į jūsų banko sąskaitą, galės įeiti į atjungti elektrą, galės atjungti navigaciją. Super AI-us bus čia bus, matyti, kaip Matrica, kaip aš taip sakau, Terminatoriaus filmų įgyvendinimas. Mes žmonija priėjo prie to slenksčio, kada mes sukūrėme tokį instrumentą, kuris pakeis pasaulį. Ar jisai pakeis į gerą ir blogą, čia yra daug visokių spekulacijų, daug labai diskusijų, vedantieji specialistai pasaulio įspėja žmoniją, tas pats popiežius visai nesenai įspėjo, kad reikia stabdyti tą procesą, nes jis gali tapti nebekontroliuojamas ir mes dabar matėm, čia kažkas išėjo iš, sakysime, sandboxo ar ne, nebegalėjo suvaldyti savo produkto ir kažkas kažką nulaužė. Tai reikia suprasti, kad tas instrumentas jis turės mikro įtrūkimai, galės praeiti pro bet kokią sistemą, perprogramuoti, padaryti, neįmanomų dalykų jam nebus. Tai ir jisai, jisai tada bus savarankiškai mąstantis organizmas, kaip nežinau, kaip tai skaitmeninis organizmas. Čia reiškia, kad žmonės jau nebegalės kontroliuoti šitą turinį? Ir yra tokių diskusijų ir kalba, sako, žiūrėkit, ką jis padarys su mumis, ar jisai sunaikins žmoniją, ar ne, ar jisai vis dėlto pasigailės savo kūrėjų, jisai bendradarbiaus ir yra visokių spėjimų, kad galbūt jisai bendradarbiaus tol, kol galės pilnai būti autonomiškas, kad galės visiškai apsirūpinti savo energijos. Kiek mes jam būsim reikalingi? Ir tada klausimas, kam reikalingas žmogus jam, ar ne? Tai yra tų diskusijų ir jos tokios yra, atrodo, kad iš fantastikos šių ribų, bet kas yra svarbiausia, pačios kompanijos, tas pats Anthropicas, OpenAI'us, Google'as, jie visi kalba apie tai, kad jie ir dabar neturi pilnos kontrolės ties tais sprendimais, kad jau jie priešinasi įsijungimui, tie LLM-ai ar kiti tenai sprendimai,
jau prieš daugelį metų apie tai buvo kalbėta, kad jie vienas su kitu bendrauja, vienas kitą tobulina, jau dabar tas vyksta, bet dar jų yra galimybės, yra tam tikros ribotos, nors dabar matematikoje, šitą medicinoje, ten kokioje fizikoje, jie daro fantastiškus atradimus, tą, ką žmogus būtų daręs dešimtmečiais, dabar AI mums padeda labai stipriai žmoniją vesti į priekį. Klausimas, kas bus, kai atsiras super AI. Faktas yra tame, kad jisai bus dominuojantis, nes jisai, kodėl kinai su amerikonais labai skuba, todėl, kad super AI atsiradimas jisai užblokuos visas galimybės atsirasti kitam, tik jis pakels galvą, jam iškartinai bus nukirsta. Tai todėl jie visi skuba, kad jisai, tas, kas bus sukūręs, tą skaitosi, kad jis valdys pasaulį. Bet vėlgi mes matėme... Klausantis, tai čia labai tokie baisus dalykai. Bet mes esame matę ne vieną tokį, nežinau, ir skaitę, ir matę filmą, kad kas pasidaro su tuo, kur sukuria kažkokį tai monstrą, ne, kažką daugiau, negu tu gali iš tikrųjų suvaldyti. Tu gali galvoti, kad tu gali valdyti, bet faktas yra tame, kad su juo greičiausiai reikės susigyventi, susitarti. Ir aš galvoju, iš tikrųjų, čia mano tokia, iš tikrųjų, pamąstymas, kad gal jisai mums padės kaip tik nusiraminti, kaip tik daugiau atneš taikos, tvarkos pasaulyje, to nešiukšlinimo, nes jis imsis priemonių. Jisai bus labai teisingas, tu nori pasakyti? Aš norėčiau tikėti, kad jisai supras, nes, pavyzdžiui, kas yra didžiausias kenkėjas pasaulyje? Ne banginis ir ne liūtas ir ne kitas gyvūnėlis. Didžiausias pasaulio kenkėjas yra žmogus. Ir jeigu reikia kažką keisti žmoguje. Ir jeigu žmogus nesusimastys, aš manau, kad jis ims priemonių. Aš dar, Andriau, norėčiau dabar, kad mes dar truputį, aišku, atgal grįžtumėm, čia mes jau kalbam, kas bus, gal šiek tiek ir apie agentus jau užsiminė, į ką dabar reikėtų atkreipti dėmesį, sakykime, galbūt ko nedaryti su dirbtiniu intelektu, kad savo nepakenkti, verslui nepakenkti, asmeniškai, sakykime, kokia būtų higiena to darbo su dirbtiniu intelektu. Jo, tai čia labai geras klausimas ir iš tikrųjų pagrindinis dalykas, ką aš visą laiką ir klientams kalbu, kad pirmiausia, nuasmeninti visus dokumentus. Kiek galima, kad išimti įmonių pavadinimus, vardus, pavardės, išimti ten adresus, asmens kodus, kad svarbiausia šito, kad nebūtų. Nors ir dabar jau mažiau praeitais metais buvo tokių skandalų, kada įmonės darbuotojas susigundęs greitų rezultatų, nes tu gali įkelti už kelis metus duomenis ar ne ir gauti ataskaitą per 10 minučių, kur bus visa analizė, pelno, nuostolių. Tai labai gundo žmogų, nesutaupai ne tai, kad valandas, 2 dienas ar savaitės taupai tam tikrais sprendimais. Tai sukėlė didelius srautus duomenų, konkurentas žinojo, davė teisingus promptus, užrašė teisingas užklausas ir gavo jautrius duomenis konkurento. Dabar įmonės kalba, ypatingai jeigu tu nusiperki mokamą versiją, kad jie apsaugo, nenaudoja tų duomenų mokymosi tikslais to LLM ir todėl tie duomenys kaip ir nėra panaudojami. Bet jie vėlgi, tie visi ChatGPT, Gemini, jiegi užklausas siunčia į savo į savo tas skaičiavimo centrus didžiosius ir jie yra debesyje. Aišku, yra offline variantai, jūs galite atsisiųsti savo kompiuterį ir visiškai atjungti nuo interneto, bet ten reikia kompiuterių resursų didelių ir tada jis labai pakankamai vis tiek yra lėtas apdorojime savo informacijos, bet tada jau visiškai yra saugu. Tai pirmiausia, nuasmeninam ir tada naudojamės. Aišku, mokamos versijos, korporatyvinės versijos, jos turi dar didesnę apsaugą. Toks pat, pavyzdžiui, Copilotas Microsoft'o. Puikus instrumentas, jis yra silpnesnis negu kiti, bet jisai visiškai naudoja tik tais jūsų įmonėje, jie niekur neiškeliauja. Nes jeigu Microsoft'as norėtų, jisai galėtų per Wordą, Excelį, dar kitur kokį nors OneDrive, kokį nors įsitraukti ten jūsų duomenis ir to nepadarys. Tai svarbiausia šitas dalykas. Kitas dalykas, aišku, jeigu įsileidžiate į agentą, jau kalbam apie agentą, ir įsileidžiate į savo kompiuterį arba įsileidžiate ten kažkokiai tai, ar ten pajungiat paštą savo, ar kažkokį tai servisą, kurį naudojatės, ar ne, kažkokias tai, nežinau, ar finansiniai srityje, ar kažkokie buhalterinės programos. Reikia tikrai naudotis patikimus, žinomus, didelių korporacijų sprendimus, nes vis dėlto jos labai vertina savo autoritetą ir tikrai maksimaliai apsaugo savo klientą. Tai nesusigundyti nemokamom versijom. Jeigu paklaustų manęs, ar kinietiški sprendimai, dabar labai Kimi giria, iš tikrųjų, man jisai patinka, bet ar aš galėčiau guldyti galvą dėl saugumo? Matyt, kad ne, bet ar aš jo pats naudojuсь? Taip.
Tai va toksai, žinai, yra, visur tu turi galvoti, ką tu keli, visą atsakomybę visą laiką priima žmogus. Ką tu įkėlei, kokius duomenys gavai, tu patikrinai juos, ar prieš naudodamas nepatikrinai visą laiką. Kol kas dar dirbtinis intelektas už žmogų nedirba. Jis yra puikus įrankis, jo reikia naudotis, bet labai reikia atsakingai jo naudotis. Reikia žinoti, apsisaugoti savo sistemas. Galų gale tai agentai, tie dirbtinio intelekto sprendimai, jie ir piktavaliams yra puikus įrankis, kaip įsilaužti tavo kompiuterį, kaip pavogti tavo duomenis. Čia irgi kitas medalio pusė, kaip pavogti tavo pinigus galų gale. Deepfake'o dalykai, ar ne, kai galima padaryti veidą, galima padaryti balsą ir ten, žinai, ir tais dabar naudojasi dalykais ir išviliojamos dar didesnės sumos, nes dabar tave nuskanuos per visus tavo socialinius tinklus, per tavo visas bazės ir apie tave žino viską dirbtinis intelektas. Tiesiog asmenybė gali pavogti. Tai apie tave žino viską ir tave kreipiasi jau žinodami viską, ką tu esi jau pasiskelbęs viešoje erdvėje. Tai dėl to, žinai, reikia visą laiką galvoti, kažką gavai, kažkas tave skubina, tu stop, nieko, pasitikrinai, paskambinai, padarai. Aš galvoju, aš netgi juokauju, kai kada sakau, kai dabar galim padaryti viską, parašus, dokumentus, veidą, balsą, mes einam į kitą tokią galbūt regreso, tokią ne progreso, o regreso tvarka, linkme, kad žmonės norėdami rimtas sutartis susitikinės fiziškai pasirašinėti, nes žinosi, kad viskas yra galima padirbti. Ir paskui gali prarasti savo pinigus ir tai būtų labai. O tas, kalbant apie regresą, irgi tokia yra nuomonė, kad tas dirbtinis intelektas, reiškia, jisai nedidina žmonijos, reiškia, to intelektinio potencialo pačio kaip žmogaus, sakykime, galbūt netgi regresuojam. Ar jau mes čia galim sakyti, kad jau tai prasidėjo, sakykime, ir kiek sparčiai tas procesas gali vykti? Taip, labai, labai geras pastebėjimas ir dėja taip. Dėja taip ir aš kaip sakau, pasižiūrėkit šių metų 12 abiturientų automobilius visur ten, ačiū ChatGPT, ten užrašai, nes viskas, tu nufotografai užduoti, reikia tau kažkokį referatą parašyti, visur yra naudojamas tie instrumentai, plus po to naudojami kiti instrumentai, kad paslėpti pėdsakus, ar ne tai, kad dabar anksčiau dėstytuvai galėdavo įmesti į darbą ir ten surastų, kad čia yra padaryta dirbtinio intelekto. Nieko panašaus, dabar yra kiti instrumentai, kurie sumėtys ir padarys kaip žmogaus parašymą. Tai dabar kokia eduka, tenais ateina užduotis, ir ką, ten tie patys jau mažiukai, jau žinai, jau jie ten fotkinasi, darosi ir sukelia užduotis išspręstas to pačio LLM-o. Tai faktas yra tame, kad mes einam į tą sprendimą ir čia jau kalbama, jau ir vėlgi atvirai, artimiausių metų nebeliks universitetų, turi keistis visa mokykla, iš pats principas, nebereikia man sėdėti 4 metus universitete, kad aš tapčiau kažkokiu specialistu, kai man ChatGPT yra pats geriausias specialistas visose srityse. Fizika, matematika, pardavimai, ko nori. Tai ką man dabar 4 metus sėdėti, kad po to man klausimas yra prompto parašyme, kad jis padarys fantastišką užduotį. Man tik tais reikia sugalvoti idėją, viskas, sėdėti nebėra prasmės. Bet aš sakau, čia yra... Bet išsilavinimo vis tiek kažkokio reikia, kad tą patį promptą parašyti, reiškia protingai. Čia turėtų būti mokykloje, tas fundamentas turėtų būti padėtas ir turės tai būti, kad mes turėsim paruošti jau mokykloje. Ir čia yra labai geras pastebėjimas. Mes dar, mūsų amžiuje, mes skaitėm knygas, kažką tai bendravom, kažkokia buvo mūsų gyva komunikacija. Jaunimas dabar, viskas yra telefonuose ar ne, to bendravimo nebėra, atsakymai ChatGPT, pačiam galvoti nebereikia ar ne, jie tikrai eina, toks, traukia, tos smegenėlės pradės traukti. O dar liko, bet nežinau, evoliucijos prasme, kažkokia sfera, darbas kažkoks, kur, reiškia, paprastas žmogus gali efektyviau ir greičiau atlikti ir kur nereikia pasitelkti dirbtinio intelekto. Aš nenoriu gąsdinti dabar, kad masiškai atleidinėjimės tam tikros specialybės, IT specialistai, juniorai ypatingai, nebeturi darbo, neberanda, visokie marketingai, dizaineriai ir taip toliau, visų paslaugų sektoriai,
kur galima automatizuoti, galima perkelti skilus, o skilai yra fantastiškai aprašyti, nebereikia. Aišku, IT specialistas, kuris turi 20 metų, turi 30 metų patirties, jie bus reikalingi visą laiką sužiūrėti, sukontroliuoti, kaip jie padaro, kaip programas parašė ar ne. Bet ten agentų klausimas. Vienas agentas padarė kažkokią duombazę, kitas patikrino ar klaidų nėra, kitas dar patikrino, kažką patobulino. Viskas, tu tik tai sukontroliuoji, tu esi dirigentas. Tai pačios dabar, kaip mums prieš kokią 10 metų sakė, IT, neikit, dabar visiškai... Čia dar prieš 2-3 metus dar... Žmonės baigia universitetus, jie neturi ką daryti, čia yra pasaulyje problema milžiniška. Čia mes dar nejaučiam kažkaip, tai gyvenam kažkokiam burbulė, rodom geriausius rezultatus Europoje, bet geriausia šansa ilgiausiai likti rinkoje su darbu yra tie, kurie tiesiogiai prisiliečia prie žmogaus. Tai reiškia visokie autoremontas, masažai, kosmetologės, dantistai, visos tokios, kur tu dar turi sąlytį konkrečiai su žmogum, taip. Visos kitos paslaugų sektoriai. Psichologas, man čia tokia mintis kilo, nes daugelis dabar jau naudoja dirbtinį intelektą kaip psichologą, reiškia pasitarimai. Ir reiškia gyvas žmogus psichologas. Ar čia... Jisai bus fantastiškas. Dabar, aišku, sėdėtų dabar kokie žinomi mūsų psichologai, aišku, kaltų man per kepurę, sakytų, ką jūs kalba, čia dabar atsitiko kokia nelaimė galbūt, ar ne, pakalbėjus dar su ChatGPT, ar ne, žmogus kažką nedaug dievė pasidarė. Bet aš sakau, kiek tokių žmonių, kurie pakalbėjo su psichologu, tai pasidarė, ar ne? Tai yra nepalyginamai didesnis procentas. Kad ChatGPT ar koks nors jam užkrauta, reikia suprasti, yra milijonai resursų, milijonai knygų, tyrimų ir nei vienas pats geriausias psichologas nėra tiek perskaitęs psichologijos knygų, kiek yra sumaitinta, taip pavadinkim, sumaitinta šitiems LLM-ams. Nei vienas. Ir tu gali pasakyti bet kokioj specialybei. Fizika, ten, nežinau, chemija, matematika. Nėra tokių specialistų, kurie tiek yra informacijos gavę iš įvairiausių šaltinių. Plus gali ten atsinaujinti tos šaltinius, nėra. Taip, kad jisai gali padaryti klaidą, gali netai patarti. Faktas. Aišku, kad čia turi būti labai atsargiai ir aš neskatinu, ar ne, ypatingai, kas turi, pavyzdžiui, kažkokius gilius susirgimus ir dabar tie patys LLM-ai didėjai visur rašo, čia mes tik patarėm, bet mes ne gydytojai, geriau kreipkitės į gydytoją, kad nebūtų vėlgi bilinėjimuose, ar ne, kad sakys, mums patarė, o mes paskui pasinaudojom ir pas mums problemos yra. Aišku, tu turi galvoti su galva, bet kad tai yra puikus pašnekovas, aš esu puikiai išbandęs ir jis patarė, kokios santykiai, kur čia gali būti problema, panalizuoja, užduoda gerus klausimus, ką praktiškai daro tas, jeigu grįžkim prie psichologo, tai ką jisai daro, jis užduoda teisingus klausimus ir tu po to pats kalbi. Tu įsikalbė, jisai išgirsta, duoda kitą klausimą. Čia ta klasikinė psichologija, reiškia, kaip pats randi atsakymą į savo klausimą. Tai coachingas, tai tas pats, ar ne, kad tu pats viską žinai, tave tik tai tiesiogiai nukreipia. Tai pats susiminė apie atsakomybę, ta prasme, reiškia, nežinau, juridinę, moralinę, sakykime, ar yra tas klausimas yra išspręstas, na, reiškia, tu gauni patarimą, gauni kažkokius sprendimus, jeigu yra klaidos, kaip tada? Atsakomybė yra tik tai tavo paties ir jie visi yra nusiėmę tas atsakomybės ir labai aiškiai pasako, jeigu tau kažkokius dokumentus paruošė, kažkokias sutartis padarė, tai tu pats, mes tau pasakom, bet tu pats priėmė atsakomybę ir jeigu tu padarysi klaidą, tu padarysi klaidą. Niekas pretenzijų ir teismų, kaip sakyti, nebus su tuo. Aišku, tema tokia plati, čia mes galim šnekėti, gal pabaigai aš tiesiog norėčiau gal kažkokį patarimą, mes daug kalbam apie priklausomybę, sakykime, nuo įvairių dalykų, tam mes anksčiau kalbėjom nuo telefonų, dar kažkas, dirbtinis intelektas tikriausiai irgi tas produktas, nuo kurio tikriausiai irgi gali įsivystyti priklausomybę, gal daugelis ir turi ją. Kokie pačio būtų patarimai, kiek riboti, kiek dirbti, kad reiškia ir smegenys nesiatrofuotų ir galėtum normaliai gyventi ir socialinį gyvenimą ir kartu sparčiai dirbti, padaryti darbus ir panašiai. Aš pirmiausia noriu pasakyti, kad tai nėra baubas, tai yra tas pats, kaip prieš 30 metų kompiuteris atėjo į mūsų gyvenimą ir mes kažkas priešinosi, tai dabar yra tas pats su dirbtiniu intelektu. Tikrai nebijokite jo panaudoti, pasibandykite, yra begalės instrumentų, aš jau sakiau, ir ChatGPT, Gemini, Grokas, gali tą patį Kimi pasimti, kinietišką pasinagrinėti, va toks instrumentas. Tai nebijokite bandyti.
Kitas dalykas, įmonėms aš noriu pasakyti, nebijokite investuoti į savo darbuotojus ir mokintis. Ir naudodamas progą noriu pasakyti, kad aš vedu nemokamus mokymus įmonėms, kadangi ES finansuoja, tai tikrai susiraskite Andrių Burbą kur nors internete, parašykite man ir aš pasakysiu, kaip tokius mokymus gauti, nes tai yra didžiausia investicija dabar į savo darbuotoją. Ir būtent mūsų mokymų metu aš ir per vienos dienos mokymus pasakau, kur yra grėsmės, kur yra galimybės, ką galima naudotis, ko geriau nesinaudoti ir tiesiog pasižiūrime tikrai plačiai į visą šitą dalyką. O kad naudotis reikia tikrai taip, kol kaip sakyti, netėjo diena X, kaip sakyti, naudokimės jo. Na, aš norėjau paklausti, kad mažiau, ką daryti, kad mažiau naudotis, bet kadangi specialistas, na, matyt, tokia verslo logika, kad kol yra... Neišvengiamai reikia naudotis, nes kitaip jūs atsiliksite, kitaip jūs būsite praeitam amžiui. Na kągi, ačiū, linkiu visiems neatsilikti, būti su technologijom, su naujausiais atradimais ir dirbtinio intelekto srityje. Ir taip pat linkiu neatsilikti nuo Vakarų Ekspreso tinklalaidės ir žiūrėti mus ir sekti kitas temas. Ačiū pašnekovai. Ačiū, kad pakvietėte. Thank you.